Va, rankinukų kainas noriu parodyti. Tikrai pigiau niekur nerasit. 15 eurų. Pažiūrėkit kokias kainas. Gali įdomus video, todėl kad ne man jie čia priklauso tokius rodyti, bet 35. Labai pigiai. Labai pigiai. Va. 20 eurų. Šitos mačiau po 10, po 12 tokias. Tašiukės va. 12, nemeluoju. Labai geras, mama nusipirka. 21. 9 eurai va. 12. 19. 16. Labai pigiai. Labai pigiai čia. Kuprinė 26. 10 eurų va. $20. Rodau kainas, todėl kad čia žiauriai pigiai. 12 eurų. Va. Būna dar akcijas, mačiau net po 6 eurus buvo. Pasirinkimą kokią norit, kiek norit. 20. Va, iš tokių prisiperka, paskui daro laivus, mačiau Lietuvoje prekiauja po 40 eurų. Va, kaina, matot, kainas. Nu ir ką nepigiai pasakysit, pabandykit, kas pasakyti. 12 eurų, va. Va, kaina. 12 eurų. Kameras nemėtau greitai. Šią seniai norėjau parodyti. Va, 12. Kokias tašiukės. 15. Matau, va, 15. Šitas. Kaip oda 18. Va. Va, mačiau su tokiom gatvėj ne vieną. Su tokiom aikščiančiam. 30 šita. Šita 30, o šita, kur rodžiau, irgi 30, o šita 30. Vaikams sudėtas. Nuo tos tai už 10, tai tikrai čia pigiai. Tokias šiuolaikiškas, nesenoviškas. 10 eurų. Kiek tokia? Va, 13. 13 vaikui. Va, tos po 5. Po 5 euriukus nulėkė. Mačiau pardavėją tekina, gal neleis filmuoti. Koinės pigės. 3 poras koinė €1,50. 3 poras. Labai gerai laiką. Tikrai gerai laiką. Perku iš čia 2,5 va, su jau didelės tuos. Šiaip €1,50. Mačiau, kad akcija po eurą yra. 3 poras.
vyriškas vatos po 2. Du su pusė baltas. Šitos labai storas. Šitos 3,5, bet čia labai storos jau jos. Labai pigiai čia. Labai pigiai. Aš čia visada perku. Halatai va pirkau, halatą iš čia. Va toks halatas. Labai geri va. Šitą halatą turiu. Labai gera kokybė, gerai laika jisai. Kelnaitės va mačiau irgi labai pigiai. Vyriškas po 1,5 eurą, po 2 eurus. Va, ypatingai moterim, tai čia mama neišeina iš čia. 4 eurai va. 5 eurai. Būna akcijų, tai iš vis pigiai. Va, pėdkelnės. Kainas rodau. Va, čia kojinės geriau išdėliotas. 3 poras. Kainas matosi. Va, euras tik tais, va. 99 centai. Po euriuką. Va čia pigiai, čia mama pirka tą, nusipirka 6 ar 8, kai 12 eurų, va. Tie matau, 12 eurų. Jinai buvo 6 ar 8 eurus mokėję. Maudimukai čia tie. Turbūt, kad čia maudimukai. 13, va. Maudimuks, va. Visa kaina 9,99. Kainas rodau, nes kainas tai tikrai vaikiškas kainikės, vaikiškas. Va vyriški, visi vyriški. Ir tikrai nebjaurus, aš irgi iš čia perku. Va, kainytės, išmėrau kokių nori. Visi 2,5. Gerai nešiojasi. Toj pusėje tas pats yra, va. Nežinau, kiek pas jūs kainuoja. 2,5 va čia. Ką čia dar parodyti? Va, kainytės, pažiūrėkit. Nu. Matot, 1,50 €. Va. Manau, tokius parvežus po 3 eurus tikrai gautų. Bent jau taip manau, nežinau. Net nežinau, kokias kainas vaikšta. Moterytėm, merginom, panelėm. Va, 1,50 €. Nieko neperdedu. Nu tai ko negyventi? Nu gyvenk išvenk. Mes visada iš čia perkam. Vyriški. Vyriški, va, moteriškas halatas. Nu. Labai graži medžiaga. Spalva tai nežinau, kaip kiekvienas skonis, bet medžiaga. Va, mano batai nupirkti iš čia, aš nežinau, jau pusę metų nešioju. Labai pigiai batai nupirkti ir ką čia dar parodyti. Įdomesnė tokia
Striukės mačiau labai pigias. Čia ne labdarinį, čia nauja. 12 eurų. Jeigu nieks čia mane neužpilingos, ką filmuoja, 8 eurai 10. Dvylika. Būna po 6 eurus, va 13. 13,99. Va, kaina, matot? 7,99. Nemanau, kad nupirktum Lietuvoje už tokią kainą. Va, kainytės. 8 euriukai. Čia yra skyrius nukainuotų būna. Kažkur tais turi būti. Maikučių labai gražių vyriškų. Žiauriai gražių vyriškų, tai aš nežinau, nereik prisipirkęs, turi 6 eurai, va. Pilna spinta, jau nebetelp, reik spintą naują pirkti. 18, va, labai gražus. Tie biški senesnė modelė, tai dar pigiau, va, po 9 eurus. Visi čia 9 eurai, va. Čia tie senesnė modelė, arba kaip pasakyti, čia jau vyresniem. Aš tai jaunas, gražus, energingas. Striukę pirkau iš čia, dabar neatsimenu kiek. 27, va, tokios striukės, visas čia. Neatsimenu, kiek mokėjau. Nu, tikėkime, kad nieks, aš arčiau kasų jau nuėjau. Lainu maikučių parodyti ir saudą pažiūrėsiu, nemačiau. Maikučių, va, kokias gražias, nu. 10 eurų tuos tokias turėtų būti, jo, va. Matot, ką 10 eurų kaina, gerai žinau, bet būn po 5 eurus. Nukainuoja. Nu. Labai va tokią medžiagą mėgstu labai. 7 eurai, va, kaina uždėta. Va, 7 euriukai, nu. Ir ką negražiau, 7 euriukus. Nauja. Žiauriai gražu. Gražu, ne? Žiūrėk, 7 eurai tik tais. Kokia graži, reikia tą pasiimti man. Tegul būna, baigsiu video, ateisiu pasiimti šitą. Aš visada perku maikės. Čia kažkur buvo po 5 eurus praeitą kartą sudėtas. €9,90. O kur čia tos po 5, kur būdavo, aš gal netą. Ai, va, po 5, va, iš šortai, va, viskas čia po 5 šitoj lentynoj, va. Sakau, kad aš jau va, viskas po 5 čia. Va šitą nusipirkau, va. Labai faina šitą. Labai man patinka, va šitą nusipirkau. 5 euriukai. Labai faina medžiaga kvėpuojanti. Ilga tokia. Va, šitą mėlyną, va, šitą nusipirkau. 5 eurai. Čia nesvarbu, kad 9 kaina, bet čia akcija. Va čia viskas po 5 dabar. Va šitą nusipirkau. Žiūriu, gal dar yra. Va šitą irgi. Va šitą pasiėmiau 5 eurai. Va, kainavo 10,99, dabar 5 eurai. Va šitą labai patiko, gera medžiaga. Faina tokia. Ir čia dabar deklamuoju, bus kaip šitą roda ta, pamiršau, Amerikoje, kur žiūri, jinai savo spintą roda, aš valdiškas spintas čia dabar rodau. Užmiršau vardą, nesupyk, jeigu žiūrėsi video, tai Loreta, man atrodo, ar kaip jos ten vardas.
Va, norėjau šitą, bet kad jinai irgi 5 eurai, bet kad jinai tokia, man nežinau, nu labai graži, šitą norėjau pirkti, nepirkau. Ta medžiaga tokia labai įdomi, šiaip tai graži labai už 5 euriukus. Va. Va čia atėjau prie užuolaidų. Va matau 8 eurai, tai aš pirkau liktai po 6 eurus visam namui. Akcijas buvo. Nu niekur nerasti pigiau užuolaidų kaip čia. Va ilgis. 2,80 m 40. Žiauriai pigiai. Užuolaidas tai tikrai pigiai. Po 6-7 eurus. Va tie visi pakabardai, viskas, va. Va šitos turim. Nu čia vienu žodžiu visko mes iš čia turim prisipirkę. Čia sagtukai susekti užuolaidom, jie su magnetukais yra. Labai gražu, labai fainiai atrodo. Nu jau užuolaidų tai niekur nesu pigiau matęs kaip čia. Labai gerai juos laikosi, skalbėsi gerai. Va. Kainytės po 10, gal rasiu po 6 čia kur buvo. Va, 8 eurai. Tikrai labai gražias. Tai dabar reikės, jau yra užsakymas, siųsiu į Lietuvą. Kažkam rodžiau. Va, po 8. Nupirk Lietuvoje už 8 eurus. Tai čia yra po 8, būna akcija aš po 6. Netgi po 5 būna. Gali dabar užgaudysiu, pažiūrėsiu. Rodau, nieką neslėpiu. O, žiūriu, gal rasiu, kur yra. 8-10. Tuos čia naktinės. Naktinės jos biški brangesnės, bet irgi labai pigiai, sakyčiau. Jeigu galima tokias užuolaidas už 5 eurus nupirkti. 3 metrai ilgis jų būna į apačią ir apie 2 metrus plotis, kiek čia. Ką tik skaičiau kažkur. Nematau dabar tų, nebėra mūsų išpirka, tie toks kaip aš, kai griebė viską. Va, čia 6 eurai, va, po 6 jau kažkokias radau. Va. A, čia tos visas po 6 sudėtas. Visas užuolaidas tos po 6. Aš ne iš tokių pirkau, man buvo iš gražesnių. Nu, čia jos turbūt gražias, jeigu išlankstai. 6 euriukai. Čia visas tos po 6. 6 euriukai. Ką žiūrėsi matyti? Turėtų matyti. Norėjau pasirodyti, nematau tų labai gražių. Nematau tų labai gražių tokių. Va šitos tokios man labai patinka ryškų. 10 eurų. Manau, kur tos dabar išmėras čia surašytas. Ai, nežinau. Kur tos išmėras? Va, tuos va gražiai. Aišku, dabar jau tokias atgyvenusias, jau tokių nelabai kas dėt, bet va 8 euriukai. Ai va, rašo, 1,40 m plotis, 2,80 ilgis. Mūsų 2,70 aukštis, tai mes gavom visas karpyti arba parišti. Dušo reikmenis labai pigiai, vonios. Jeigu mane nieks čia nieką neužgaudys, tai dar parodysiu biškį. Va, kilimėliai irgi nebrangus, po 11 eurų. Tikrai nebrangiai tokie kilimai. Į vonę. 12 eurų va visas komplektas.
Va, visas komplektas 12, 10, va šitie po 10. Tie apatiniai va po 10. Ai, patalynės irgi labai pigiai. Patalynių komplektai 24, visą sofą apvilkti. Va, visas užtiesalas ant sofos. 24. Va, šitie labai gražus. Va, 15 eurų. Visas komplektas. Nemanyčiau, kad eitų kitur nupirkti pigiai, va. Po 15 visi. Yra va po 6, po 5 netgi. Dėžėse gražiai dovanų nešti. 20, va. 16 eurų. Va čia, ant kėdžių. Ant kėdžių. Va, 13 eurų. 10. 8 eurai būna. Pagal storį priklauso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kai tik po 2 eurus. Ant kėdės labai fainus jie. Pas mus irgi taip pat yra name sudėti ant kėdžių, gėlėti gražus. Va. Kainytės. 13 eurų tai labai nedaug, nes jie tarnauja labai ilgai. 8 eurai buvo kažkada, nežinau, gali dabar yra kur. Ir taip smulkiai neparodysiu kiekvieną. Skaityk po 2 eurus vienas. Nu tai pasiuvimas, atvežimas. 4 eurai pagalvėlės, va. Visas po 4 eurus. Labdarinė da brangiau negu va čia nupirksi. Visas po 4 eurus. Pagalvės pirkau iš čia. Va, čia po 5 šitos pagalvėlės. Visas po 5 matau. Pagalvės 5 eurai. Bet čia labai įdomios italų gamybas. Tokias kažkokias, nežinau. Va šitos. Jos tokias kaip kažkokias tai 40 eurų kainavo. Buvo uždėta. Bet čia gal dėl reklamas. Šie 5 eurai. Kažkokias kietasios tokias įdomias, kad sprandas nepaskaustų. Nueinam dar ką parodysiu. Dar kažką. Baldų yra visko, vazonai va nebrangus. Čia tų kažkada rodžiau reikmenų iš kitos parduotuvės. Vazonai, va, mums labai aktualu, labai daug sodinam, tai va, vazono kainas. Va, euras 20, euras 20. Nemaži tie vazonai labai geri. Čia jau tie meno dirbiniai, aišku, jie jau brangiau. Va, ta visa lempa 20 eurų, kur matau kainą iš karto parodau. Ta tokia nemaža 20 eurų. Va, tie vazonai mačiau akciją dabar 14 eurų, va kokią didumą. Nežinau, kaip per kamerą parodys, bet čia jau milžiniškas. Šiukšliadėžės pigės. Visa eilė šiukšliadėžių. Va, 7 eurai. Aš nežinau, kiek čia litrų. Siaubingai, toks vazonas 7 eurai. Čia labai jau didelis. Septyni. Va. Nes dabar aktualu tai rodau, aš perku, žinau, kad čia pigiai. Sau perku. Žiūriu, kamera jungta, gal sakau, čia vien su savim šneku, va, po eurą. Euras 50, nu. Laiką gerai, aš iš čia daug ką perku, man labai puikiai. Šluotas va tuos gerą, va šitos perku, va.
Tuoj parodo. Va, euras 99. Net negaila išmesti. Labai geri šitie, žiauriai geri. Labai geri, va tuos perku. Net negaila išmesti. Pažiūrėk, dar ką čia pigiau parodyti, kas čia dar aktualu būtų keptuvės. Keptuvės čia irgi geras. Gera to yra. Buvo akcija, euras nelika. Kur po eurą greit išgraibė. Lentynas iš čia pirkau. Gal nueisim paskui kitų lentynų dar. Puodukai irgi, po 2 eurus čia liktais puodukus mokėjau. Kvepalai mačiau po 3 eurus, po 2 puodukai čia buvo, jo, visi va po 2 eurus. Kokį nori dydį, visi po 2 eurus. Pasirinkimą tikrai yra, jeigu pasibaigia, tuoj papilda. Va tas lentynas pirkau, va. Jos labai lengvai prisitvirtina, labai geras, labai pasiteisina televizorius, uždėtas atlaiko ant sienas. 20 eurų su viskuo. Jos žiauriai lengvai prisitvirtina. Va čia tokie, tą prie sienas pritvirtini. Metaliuką iki šitą lentyną prisuki, labai gerai laika. Yra svoris surašytas, kiek jisai atlaika. Šunim pigiai irgi, šuniukams. Vyriški tie reikaliukai. Nu čia tai man tai jie brangus, man tai nežinau. Tie vyriški reikaliukai man čia tai brangus. Pirkau aš Bošą iš kitos. Reikėjo man Bošą pirkti iš kitos parduotuvės. Čia mačiau sofas irgi. Būna akcijas 2,60 nauja. Man atrodo neįsiskleidžia šitą. Buvo praeitas iki 100 kažkokia tai. Va čia. Dažai. Guo kaip čia jie vadinasi. Dabar nežinau. Aš ateinu, nusiperku ir va kainas. Nu. Aš kažkada Lietuvoje namą dažiau vidų. Pirkau, maišiau su baltais. Tai už va litrą mokėjau, nežinau, 20 eurų ar dar daugiau. O čia va, pigmentas, va prisiminiau. Mokyklos reikmenys irgi nebrangus. Baltą popierį pirkau 5 eurai. Tai nežinau, brangiai, nebrangiai tas 5 eurai. 2,5 taupyklės, va. 2 eurai biški mažesni. Čia mokyklos reikmenys tikrai nebrangu irgi. Kapeikas. Taip staigiai kameras nesuksiu, pasižiūrėsit. Kam aktualu, kam įdomu. Flamasteriai labai gerai laika. Aš vietoj markerę, kur man reikia prie statybų, aš neperku markerį, aš perku flamasterį. Nes markeris 2 eurai su virš, o man išeina visas flamasterį už 2 eurus, tai aš varau drąsiai. Da jie geriau laika negu tie va tušinukai. Daug čia vienetų, 4, 7 vienetai euras 50. Po eurą yra pieštukai, va visi po eurą. Va markeriai, kaip sakiau, jie brangus, prie statybų aš neperku, aš geriau pasiimu flamasterį, man 100 kartų geriau. Negaila jį išnaudoti. Gėlės. Va tokią puokštę turim. 6 eurai, 5 eurai, va 6 eurai. Labai jos gražias, didelės. Tikrai nebrangu. Va ramunės tuos po eurą, man atrodo. Jo, va po eurą 50.
O šita yra 5-6 eurai. Visas tas. Labai noriu nusipirkti, bet gaila pinigų. Nu gaila. 6 eurai. Man daug atrodo. Čia visas dirbtinis, ta prasme. Va, šitos gražias, va, tų labai norėčiau. Va, 3,50. 3,50 eurai tikrai nebrangu. Tikrai nebrangu, bet man brangu. Tai va, biškį apšviečiau, parodžiau, kad tikrai yra nebrangiai. 4,5. Va, po 2 didesniais kotais. Kepurės irgi va, šitos irgi va gražias. Visa puokštė 6 eurai, visa puokštė. Nu, ne, aš jos labai gražias, bet man labai nepatinka, jis dulkes renku. Va, kvepalai. Po 3 eurus, va, kokių tik nori, tikrai yra neblogų. Tikrai aš visada čia nemokamai pasikvėpinu atėjęs. Po 4 eurus moteriški, po 3. Šitą prisikvėpinu, nemokamai ir išeinu. 8 eurai lagaminai, nežinau, brangu, nebrangu. Kepurės mačiau po 5 eurus, vyriškas. Irons pirka iš čia kepurė. Ranka man užtirpa. Va, po 3 eurus. O tos, kur jau labai tokias ten madingas, po 5. 4,5. 3 eurai. 3, va šitos 3 irgi. Va šitą lyg tai mačiau Italija 5 eurai, jeigu neklystu. Pažiūrėkim kartu, 5. Bet brangiau ne. Taip lakai po eurą, visi lakai po eurą mačiau. Kas lakuojasi, tai viskas po eurą. Va, po 2 eurus. Čia moterytėm, mergaitėm čia įdomu turėtų būti. Va. Euras spam, 3 eurai didelis. 2 eurai. Nagų lakai va po eurą 20, blizgikliai visi va po eurą 20, kokių tik nori. Nu tai čia mama neišeinčia skirelis. Čia va irgi va po eurą uždėta, visi po eurą. Oferta visiems euras. Kokį tik imsi visiems euras, va. Nu, kiek spalvų. Visam šitam skyriui uždėjo po eurą. Va, buvo po 7, matau. Nu, ką mums jau užtenka.